paskutinis kebabo kosmis. Dabar ir bevynos minuotis 12. Pirmadienis. Šaunu paskutinį gurkšnį pepsiaus. Ir nuo 12 valandos prasideda mano 5 dienų nieko nevalgymo challenge'as. Reiškia, kad aš dabar šitą suvalgiau paskutinį kebabėlį, pirmadienį, 12 valandų dienos ir kietą kartą aš galėsiu pavalgyti tik šeštadienį, 12 valandų dienos. Challenge'as prasidėjo. Kodėl aš to darau? Nes aš esu debilas. Ne, iš tikrųjų tai įdomu pasižiūrėti, kaip žmogaus organizmas reagauna į tokius pasikeitimus. Tai pasiemu ir jumis į ton iššūkį ir tiesiog pažiūram, kaip čia seksas. Aš manau, kad seksas gera. Kol kas jautus, super, nuotaikėlį gera. Ar ilgam? Nežinau. Gyvenam susiglaudę, vienam būte, įgūdę būt apsnūdę, malamės tam pačiam. 6 valandas kapės nevalgys. Nėra, ką labai čia valgyti norėčiau, bet dabar parduotuvėje ir einu parduotuvės skyrių. Taip iškitys celį vis tiek. Bet mano skyrius yra čia. Galvoju, reikia pasiimti visų puveiną gal, kad būtų įvairovė. Vilis. Čia dar kažkoks. Tichi neims, nes tichi ir telšių gėda. Ar sutinkat? 6 valandas jau praėjai po paskutinį valgymą. Valgyti jau noriu jau valgyti ir neslėpsiu. Kitas dalykas, galim pasisverti. Iššūkiaus pradžio svoris yra toks. 95,5. Pinom grilendas laukia. Didelis vietas šalta. Tai dabar reikia gerti karštą vandenį maniai. Sušelčiau. Pirmą dieną baigęs. Kol kas easy. Atrodo, kad challenge'as yra labai lengvai įveikiams. Varom toliau. Žiūrėsim, kas bus. Labas rytas. Antrą iššūkiaus dieną jautamės tikrai nebloga. Dabar yra 20 valandų praėję nuo paskutinį mano valgymą. Bet čia jautus tikrai ganėtinai gera. Jeigu čia taip ir toliau, tai čia bus easy. Bet, manau, sunkiausia dalis dar manęs tik laukia. Labukas. Kaip tu? Gerai, kaip tu? Bet mūsų galėčiau mėsėlis iškėpti. Nereikia, šis pavalgysi. Po to mama sako, o kam čia tau to vandens tiek daug? Sakau, aš vis laik prisiperku daug, sakiau, kad turėčiau. Sakau, man iš krano neskanus yra. Mano mama jau 3 yra pergyvens, tai aš nenoriu sakyti, kad toks nesąmonis darau. Sakyta, blūdį, luka, 5 dienas nevalgyti, gaučiau vikram jaučiu. Sveiki gyvi. Dabar yra jau antradienis ir 5 valandų vakarą. Gaunas, kad aš esu nevalgys jau apie 29 valandas. Konveiko. Editinu video iš tikrųjų iš benamiaus kelionės. Padarys daug ilgesnį versiją, sumažiau iškarpimo ir įkelsiu ton viduos į Contribui. Tai jeigu kažkam patink mano kūrybą, galėt anon paremti per Contribui. Nuorodą palieksiu po video aprašymu. Dėkau, kas nuspręs prisidėti. Mano vakarienį, stalas jau paservirauts. Nekantrauju suvalgyti. Antradienis 23 valandą vakarą. Engold. Jautus gera. Trečiadienis 12 valandų dienos. Lygiai 2 paras praėjai paskutinį kartą, kada kažkon buvau įsidėjęs į savo borną. Iš tikrųjų jau biški nebėra lengva, nes pastovė, kad pamatau kažkokį tai maistą. Kart pradedu įsivaizduoti nuo skonį. Iš tikrųjų noriu valgyti, jau vėl kiek noriu valgyti. Bet niek, dar baisaus kol kas nėra ir dabar primenu man iš tikrųjų benamiaus kelionį, kaip keliavau po Europos miestus ir gyvenau gatvėje. Tai tuo metu labai atrodo vertinau lovą, ypač sugrįžęs. Kiekvieną dieną tu iš tikrųjų neverti tokių elementarių dalykų kaip lova, kaip dušas, o dabar per to iššūkį. Tai žiauriai pradėjau vertinti maistą iš tikrųjų ir kiek mums suteik laimes. Tai nekantrauju iš tikrųjų, kad pasibaigs tas iššūkis ir kažkon galės susimesti borną. Ko man čia reikės suvalgyti, ko aš čia labiausiai norėčiau. Dar pakankamai ir laiką pagalvoti. Updates toks. Ir varom toliau. Blem, šiandien sugalvojau tokį nesąmonį. Sugalvojau, kad reikia nuvaryti į baseiną. Ir sėdu aš to burbuleiko, kimarinu. Galvoju užteks. Atsistojau.
sustingau, 5 sekundėm. Niek nebematau. Tai čiut nebuvau aparpaliaus. O šiaip man ir buvę antep, kelis kartus irgi. Bet jaučiu dasidėjai ir tas, kad esu 3 paras niek neėdis. Šiaip jautus normaliai, valgyti norą aišku, bet kentėti gali. Ketvirtadienis, 12 val. Dienos. Lygiai 3 paras, kaip niek nevalgiau ir dabar atvažiavau iki vaistinis. Naisam paklausti vaistininkių gal mums reikia kažkokių tai vitaminų. Manau, kad tikrai reikia. 5 dienas tai iš vis nereiktų nevalgyti. Dar ilgas laiko tarpas. O po to vaistininkas supyka, kad aš man filmavau, tai daugiau niek ir nebeklausiau. Kitas dalykas. Ketvirtadienis, 7 val. Vakar. Gaunas, kad praėjai 79 valandas nuo paskutinį man valgyti maistą, bet aš jautus visai gerai iš tikrųjų. Ir kiek esu žiūrėjęs video, kas daro tokius iššūkius, kiek skaičiaus, tai visi sako, kad pirmas 3 dienas yra sunkiausias, kadangi žmogus gauna energiją iš gliukozės atsargų. Anos palaipsniau mažėja, automatiškai tu gal turi mažiau energijos, kas jau iš tikrųjų mažiau ir turėjau bėgant laiko, bet tada 3-4 dieną įvyks toks lūžis, kaip jau tos gliukozės visiškai nebėra, tada žmogaus organizmas pradeda maitintis ir energiją gauti iš. Ir tada įvyks toks dalykas, kad tarsi ir vadinams ketozė. Tai aš manau, kad man ta ketozė dabar ir prasidėjusi, nes visai neblogai jautus, visai turiu ir tos energijos, nėra, kad jausčiau alkį, net iš tikrųjų 7-9 valandas iššūkį, lieka dar mažiau nei 2 paras iš tikrųjų. Ir busam anon įvykdėn. Ketvirtadienis. Po 11. Ėnu golt, jautus visai nebloga, susimatam ryto. Labą dieną. Dabar jau ir 5-dienis ir beveik 2 valandą dienos. Praktiškai paskutinį mano iššūkiaus dieną. Nuo ryto iki pietų ten reiks pakentėti, nevalgyti. Jo, bet 12 valandą jau galėsiu kažkon pagaliau suvalgyti. Šiaip jautus ganėtina gera. Atrodo, kad jokį čia iššūkiaus nedaryčiau. Jautus gal toks biški silpnesnis, tingesnis, bet jokių neigiamų dalykų šinėjautų. Stengus gerti daug vandens, tai sakau, viskas good. O kadangi iššūkis eina pabaiga, tą progą paklausiau savo draugų, kon anei valgytų po 5 dienų pasninkavimą. Karbonadą, sako, iššauti reikėtų po 5 dienų. Skanė, sutinku, bet aš karbonadą nevalgysiu. Toliau, kebabą. Su kebabu pradėjom, su kebabu galėtumėm ir užbaigti iš tikrųjų. Pagalvosiam, variants neblogs. Toliau. Dainos peitų kažkom pačiop. Skanė, sriubėlį, karštas, kažkas toks naminis, paprastas maistas. Visai suaitų. Nors man belekas suaitų dabar. Pica, sako, valgyti reikėtų. Skanė, žiaurė picas kombi iš tikrųjų. Ir čia ir tas variants, apie kadron aš galvojau. Ir tikrai norėčiau suvalgyti pizzą, nes pizza man patinka. Labai patinka. Dar va žmogėlis komentuom mac and cheese. Mac and cheese. Skanė. Nu blem, bet man viskas skanė dabar ir. Bet mac and cheese nevalgyčiau dabar. Tikrai nėra tas top maistas, kad aš rinkčiaus 5 dienų niek neėdėm. Toliau. Siūlau valgyti, pavyzdžiui, arbūzą. Arba gerti natūralias sultis. Šiaip visai patieka dar vienas pasiūlymas paskutinis, dar siūlau ton valgyti. O iš tikrųjų, tai žmonės, katrai sakė, kad reikėtų valgyti vaisius ar kažkokį kietą lengvą maistą, tai nebuvau teisus, nes po tiek laiko pasninkavimą svarbu į normalų valgymą režimą grįžti po biškį. Jeigu tu tiek laiko nevalgė ir šausi iš karto kebabą, pizzą, kokį kietą sunkų maistą ir labai prisivalgys, apsijėsi, kaip sako, tai skrandis nebespės virškinti ir bus problemų. Noru, bet dar laikaus. O dabar bus kokį nesąmonį. Aš dabar varauju savo draugų gimtadienį. Nu, ten tie prame pasisėdėsam, bet ten tai kiek bus maistas skanaus. Bet niek atsilaikysim. A mes kokie silpnakūnė esam? Ne. Su gimimo diena. Čia patai. Gavau lauk nešėlį. Ryton ir valgysim. Ne
nekantrauju. Valanda 20 lieka. Iki mona, paėdimą, kažkon galės pagaliau suėsti. Kapi fainė. Jūs neįsivaizdaujat. Einu dabar į parduotuvį, nusipirksiu vaisių, kažkokį lengvą maistą. Po to grįžę pasisversam, pažiūrėsam, kiek šitų kilogramų nukrėt. Ir pagaliau mes pavalgysim. Dar iš tikrųjų reikėtų, manau, paminėti, kad nedarykėt geriau taip kaip aš. Nors iš tikrųjų toks pasninkavėms atseit tor ir naudos, pavyzdžiui, tokios kaip ilgą laiką nevalgius stabilizuojas cukraus kiekis kraujyje. Tada įvyks toks procesas, katras vadinas autofagija. O tas yra, kaip žūs tavo senas ar pažeistas ląstelis. Gali sumažinti lėtinių ligų riziką. Tada tipo ir gera smegenims. Smegenų veikla atseit pagerėja po tokių dalykų. Bet aš manau, kad daugiau yra žalos. Nes tu vis laik jauti energijos trūkumą ir nuovargį. Tu prarandi raumenų masę, tavo organizme atsiranda didelis elektrolitų disbalansas ir gali sutrėkti tavo hormoną, čia ypač moterims. Taip, kad neužsimkėt tokiom nesąmonėm kaip aš, ypač jeigu norat numesti svoriaus. Prisižiūrėkit savo mitybą, maitinkitės sveiką, sportaukit, judėkit ir bus viskas gera. Gerai, iššūkis eini pabaigą, pasisveram. Kiek čia beliektų kilogramų. Dar nepamirškim, kad tarp kitko 5 dienas nekakojau. Nu, lipam ir žiūram. 8,9,9. A čia galite būti. 5,5 kg numės per 5 dienas. Gal čia gliučiantus svarstyklis. Nu, žodžiu. On stalą. Skanuką. Lieka 7 minutės. Ir kažko jau įsidėsime borną. O taip. Lygiai 12 valandų. Moniškai zvaigės. Apsimojau marškinukus. Prieš tokį potą galvoju, reikia pasipuošti. Nekantrauju. Pradedam nusribos. Paustys. Kvep. Paskutinis 5 dienas burno niek neturėjau. Nejaučiau jokio skoniaus. Gal tik duntų pastas skonį iš tikrųjų. Tai wow, varom. Kap skani, nesvaik. Belė kiek skaniam. Toks žiaurė ryškus, tai skonė tokie atrodo, ta prasme, visko nejauti. Geras. Šilaugis, bet kiek skaniai. Dedu savo iš karto burną. Suvalgiau sriubos slėkštį, dėžutį šilauogių ir 3 aktimelius užgėriau. Ir atrodo, kad galėčiau suvalgyti dar kiaulį, bet reik ramytis. Pačią pardat. Nu. Tai va, čia ir baigėsi jau tas mūsų iššūkis. Jau iš tikrųjų praėjai daugiau nei parą nuo iššūkiaus pabaigos. Valgau 2 daugiau negu įprasta. Teikęs pasielgis maistą, bet skrondis po to iki poilsio, žinai, kabun, tai nebenori tus darbus grįžti. Tai raugėjau. Jo, bet šiaip viskas normaliai. Dar toks pastebėjams. Iš tikrųjų, aš dariau 5 dienų niek nevalgym iššūkį, ne, bet tokį nenorom dar ir padariau dar vieną iššūkį. Kas yra 7 Days No Poop Challenge. Irgi pavyko labai puikiai įgyvendinti. Ir dar dienas toliau skaičiau jas. Tai aš sakau jum iki. Ačiū, kad žiūrėjot, bet nekartokite to namuose. Lauki nebent gal. Ir susimatom kitus videos. Davai.